Koks sakė mielas reginys, kai šiltą vasaros vakarą miesto viduryje žaliuojančiame parke skamba tradicinė muzika, čia pat tiesiog ant žolės sukasi šokėjų poros, o jiems groja smagūs muzikantai. Tokį reginį visą vasarą galėjo stebėti kauniečiai ketvirtadienio vakarais užsukę į Kalniečių parką. Čia, prie Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vasaros skaityklos, vyko atviros tradicinių šokių pamokos ir pasišokimai. Praeitas vasaras Kalniečių parko skaityklos lankytojus džiuginusi tradiciniais pasidainavimais bei žaidimais, šiemet biblioteka nutarė pakviesti pasimokinti tradicinių šokių. Na, turbūt įsidrąsinom, dainavom, žaidėm žaidimus ir pamatėm, kad, dar truputėlį kažko trūksta. Taigi šokio. Ir galvojam, kad daugiausiai orientavimas į jaunimą, galvojam, kad čia jaunimui labiausiai norėtųsi pašokti ir pajudėti. Tačiau mūsų nuostabai, maloniai nuostabai, daug senjorų renkasi į šitą parką ir jie su malonumu šoka. Yra iš tiesų daug lankytojų, kurie jau pastoviai renkasi parke, ateina į šokių repeticiją, į šokių pamokas ir manau, jog jau dabar jie jau turi ką pademonstruoti, kokius šokius išmoko ir kartu su folkloro ansambliu Piliarožė gerai praleisti laiką. Vasaros tradicinių šokių mokymų ir skaityklos uždarymą vainikavo smagi vakaronė, kurioje grojo Raudondvario kultūros centro folkloro ansamblio Piliarožė kapela ir jaunas duetas Medetka – Rūta Klungevičiūtė ir Vidmantas Paleckis. Būtent šie muzikantai ir buvo vasaros atvirų šokių pamokų vedėjai ir mokytojai. Rengia viešoji biblioteka Kudirkos, kuri organizuoja visą šitą renginį, o mes jau kaip tos bibliotekos dalis, kurie padeda tiem visiems šokiam egzistuoti. Ir mumis tas ir įkvėpia, kad būtent ne šiaip, kad mes galėjom patys ateiti ir kažkur bet kur daryti vakaronės, bet kartu su biblioteka, tai mes populiarinom ne tik, kad, sakykime, savo vardą, bet kartu ir bibliotekos skaityklą, kas mums ir labiausiai patikdavo, jog ateinam ir matom ir vaikų, ir pensininkų, ir jie pasiėmė prieš mums ruošiantis knygą skaito ir atrodo, Jėzau, kaip fainai. Dėl to ir įsitraukėm į šitą projektą ir su tokia mintim ir atkeliaujam. Graži idėja, taip va. Ir kodėlgi nepabandyti buvo. Ir pavyko. Pavyko ir daugiau skaitytojų pamatyti, ir daugiau šokėjų. Ir Medetkos duetas ir šokėjai sveikino idėją rengti šokius Kalniečių parke ir džiaugiasi šią naujai atsivėrusią vakaronių erdvę. Puikiai idėja, visiškai nuostabi idėja. Netikėta tuo pačiu. Netikėta, keistoka gal šiek tiek, bet labai nuostabi. Mes patys iš pradžio, atsiprašau, nutraukiu, bet ką tik iš pradžio neradom kupolo. Tiesiog atrodo pasislėpęs kažkur parke, kur jis, kaip čia patekti. Bet dabar šita vieta jau tapo atpažįstama ir jau net nebereikia žmonėm pristatinėti iš naujo. Jie jau žino, prie kupolo, ai gerai, čia. Aišku. Tai vien dėl vietos idėja nustebinanti ir tai, kad folklorinė muzika parke. Kur praeina daug žmonių, kurie galbūt pirmą kartą iš vis gyvai išgirdo folklorinę muziką. Ir kad šoka žmonės, taip, čia jau yra kažkaip... Sustoja, paklauso, po to jau žiūri, kad gal ir pašokti visai įdomiau būtų. Ir vat kažkaip... Didžiausias siurprizas tai yra, kai jauni žmonės prisijungia. Taip, va čia buvo siurprizas. Nes senas žmogus, jisai vis tiek kažkiek jaunystę prisimena, dar kažkokie nostalgiją jam sukelia. Jaunas žmogus, atrodo, jam nėra didelio ryšio. Ir jam prisiminimą sukurt, kad čia kažkur Kalniečių parke šoka ir buvo pirmas susipažinimas su folkloru, tai įkvepianti tokia idėja. Labai. Super idėja, nes kai visą laiką, kai būna kažkur uždaroje erdvėje, tai bent man tai atrodo, kad ten gali ateiti tik pakviestieji. Toks atrodo uždaras vakarėlis, arba jau tu turi ten kažkaip žinot, būti bendruomenės nariai. O čia pro šalį eini, ir gal kils idėja prisijungti. Man tai yra belė kaip gera idėja. Aš tai galvoju, kad mes turim liaudiškų šokių vakaronę. Tai liaudiški šokiai neturi ribų, neturi sienų, neturi kažkokių salių ar scenų. Liaudės šokiai yra ten, kur yra liaudis ir kur jinai nori būti. Parkas, kas gali būti nuostabiau, grynas oras, nuostabi aplinka, būriuojasi žmonės, susirenka liaudis, tai kodėl nepašokti?
nėra argumentų kodėl. Todėl aš labai džiaugiuosi šito renginiu ir aš manau, kad liaudies kultūra ir liaudies menas turėtų eiti bendruomenės ir būti šalia žmonių. Atviri šokių mokymai ir Vakaronė parke tai Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vykdomo projekto Atviros kūrybinės dirbtuvės Etnosodas dalis. Tikslas viso projekto Atviros kūrybinės dirbtuvės Etnosodas, kuris tęsiasi jau 4 metus, turi vieną pagrindinį tikslą – supažindinti su folkloru, parodyti žmonėm, kad tai gali būti kasdienybė, kad tai gali būti artima, parodyti, jog tai galima tiesiog šiandienai gerai jaustis tiek šokant, tiek dainuojant, tiek amatus įvairiausius pažįstant praktiškai. Tai va toks ir tikslas – priartinti, supažindinti su liaudies kultūra. Projektas susideda iš kelių dalių. Šitame parke geru oru ir dainavom ir šokome. Dabar rudeniop kelsimės į Girstupio biblioteką ir kviečiame į paskutinį projekto ciklą, kurio metu mokysimės tradicinių liaudies amatų. Taip Kalniečių parke suskambo tradicinė lietuviška muzika ir pradėjo suktis poros. Kartu grojantis armonikierius Vidmantas ir smuikininkė Rūta atvirose repeticijose mokė populiariausių aukštaičių, žemaičių ir kitų etnografinių regionų šokių. Jie sako, jog nors šokių yra labai daug ir šokėjai noriai šoka juos visus, vis tik turi ir savo mėgstamiausius. Mėgstamiausia būtų oira ir turbūt kepė bobo blynus. Tradiciniai, žinomiausi. Iš tikrųjų tikriausiai dėl to, kad juos labiausiai atpažįsta žmonės ir jiem paprasčiausiai taip įsilieti. O jau kada prasideda mokinimai, kada mes jau rodom šokius, tuomet jau sunkiau, tai daugiau laiko užtrunka tam išsišokimui. Taip, bet grojam ir mokinam šokius, tai dažniausiai populiariausius vakaronėse, kurie būna visos Lietuvos šokiai ir neišskirčiau kažkokio regiono, kurį gal labiausiai propaguojame. Kauniečiams visi patinka. Viskas, kas iš visos įnamiausi vakaronė šokiai perdodam žmonėm, praeiviam, skaitytojam, kurie gal mažiau susiduria su folkloru, su folkloriniais šokiais ir jiem įskiepijam tą džiaugsmą šokį. Į vasaros skaityklos ir šokių mokymų uždarymo vakaronę susirinko tikri šokio entuziastai ir Kalniečių rajono gyventojai. Kai kurie iš jų buvo smalsūs žiūrovai, kitigi drąsiai įsiliejo į šokėjų gretas ir su visais kartu mėgavosi gerą nuotaiką. Oi, taip, žinoma, dar tik tai pradžia, tai manyčiau gale vakaronės čia jau bus pilna šokio aikštelė ir manyčiau, kad nebus daug sėdinčių. Tai kaip visą laiką. Pradžiai atsisėdam, kukliai, prisistatom, o paskui jau šokam. Jau kažkaip išgirsta, taip jau šokio paėmai ir va. Ir netgi lietus neišgąsdina. Pavyzdžiui, kad ir šiandien vėjuota, šaltoka, bet susirenkam, šokam, svarbiausia tos savo kompleksiukus numesti šoną. Mes esam čia pirmą kartą. Tai mane nustebino iš tikrųjų, kad nuo pirmo šokio, nuo pirmo takto, dar pradžiai gal palaukė, kol čia šokantis kvies nešokančius, bet jau antram šokiai visi stojo be jokio pakvietimo ir netgi buvo žmonės, aš ten ieškau, ką čia dabar pakvies. Vienas vaikinukas sako, va aš čia. Tai tikrai va, tas toksai matosi, kad žmonės nori, ateina, žino, ko ateina, dalyvauja tame, labai smagu. Aš irgi pasakysiu, jau kai reikėjo šokti pirmam šokiui, šokantis kviečia nešokančius, aš priėjau prie nuostabių Kalniečių mikrorajono senjorių ir aš galvoju, kaip man dabar tą senjorę prikviesti. Ir staiga 4 rankos kyla į viršų ir man ne tai, kad reikia ieškoti, ką pakviesti, bet man sunkus sprendimas išsirinkti, kad neįsižeistų, kad nesupyktų. Sakau, ponios, po vieną. Gerai, iš eilės nepamiršiu. Tai toks ir aktyvumas, rankos kyla ir šokėjų per mažai. Kitą kartą reikės kolegų pasikviesti, daugiau mokančių. Šio renginių vasaros šokių sezonas Kalniečių parke buvo uždarytas, o po kelių dienų Kauno miesto muziejaus tautinės muzikos skyriuje lietuviškų tradicinių šokių vakarų sezonas buvo atidarytas. Ir atidarytas jis trankiai, renginiu šokantis Zamenhofo gatvė. Ta mintis tai yra gana sena, nes seniau gana dažnai taip atsitikdavo, kad kai per mūsų šokių vakarus, kai šokėjai netilpdavo salėje, tai išeidavo čia į gatvę ir kadangi vis tiek muziką jie girdi, nereikia garsios muzikos, tai ir šokdavo. Gatvėje tikrai ne vieną sykį yra šokę ir anksčiau.
Na, o užgimė mintis tokia, kad jau padaryti tokį renginį, užtverti gatvę mūsų Kauno miesto muziejaus darbuotojams Gintarei Dusevičiūtei, Neimontienei ir Mantui Sakalauskui, renginio organizatoriui. Na ir suorganizavom sezono pradžioje, kada dar šiltas oras, palankios sąlygos, taip ir padarėm. Atidaryti šokių sezoną Kauno miesto muziejaus tautinės muzikos skyrius į Zamenhofo gatvę šokių mylėtojus šiemet pakvietė jau 3 kartą. Renginys šokantis Zamenhofo gatvė vyksta jau tik tai 3 kartą, bet šiaip šokių vakarai mūsų muziejuje jau vyksta daugiau negu 10 metų. Yra reikalų suorganizuoti renginį viešoj vietoj, Senamiesčio gatvėj. Tai galbūt iš tos pusės, kad turim labai daug pusių paklausti, ar viskas gerai, ar mes galime tai daryti, turim sutarti su kaimynais, su aplinkui gyvenančiais žmonėm, su aplinkui dirbančiom ir veikiančiom įmonėm, bet, vėlgi, labai smagu, kad kai paklausiam, ar galim organizuoti, kad visada sulaukiam teigiamo atsakymų. Tai čia turbūt sunkiausia dalis yra visus privesti prie vieno tikslo, kad darom tokį renginį, tai čia sunkiausia dalis, o visa kita tai nėra sudėtinga. Ir niekas nepaprieštaravo? Ne, bent jau kai klausėm, jų niekas neprieštaravo. Mes aišku suprantam, kad tai vis tiek sukelia šiokių tokių nepatogumų, turim čia ir gyventojų, bet kol kas niekas nieko nesakė, bent jau mums, ir tikiuosi, kad visiems viskas gerai. Šiame muziejuje tradicinių šokių vakarai vyksta jau 14 metų. Šokiai visada vyksta kartą per mėnesį, grojant gyvai muzikai, o į juos susirenka įvairaus amžiaus žmonės, todėl jaunesnieji gali pasimokinti iš vyresniųjų. Tikriausiai daugelis, galvodamas apie lietuviškų šokių vakarą, įsivaizduoja vyresnę auditoriją. Nes kai pasakai apie tą renginį, automatiškai kažkodėl žmonės galvoja, kad susirenka vyresni žmonės ir kad tai yra jiems skirtas renginys. Bet kurie yra dalyvavę tam renginį ir dabar mes matom, kas vyksta, tai man atrodo, kad didžioji dalis yra jaunų žmonių. Tai iš tikrųjų labai smagu, kad jaunimas tikrai taip įsitraukia. Aišku, mes turim ir narių iš įvairių kolektyvų, kurie šoka tuos šokius, tai yra jų užsiėmimas, jie tai mėgsta daryti, bet jie vis tiek ateina ir savo laisvų metu į tokį renginį. Tai aš sakyčiau, kad mes turim tokią įvairią auditoriją, bet gal netgi didžioji dalis yra jaunimo, jaunų žmonių. Man čia irgi nauja tema ir aš iš tikrųjų irgi turbūt kaip ir daugelis, galvodamas apie lietuviškus šokius, ar ne, irgi galvojau, kad labiau čia vyresniem žmonėm, galbūt čia taip ramiau, bet iš tikrųjų, kai pradėjau dirbti, atėjau į pirmą renginį, aš pamačiau, kad tai yra visiškai kitas dalykas, negu aš įsivaizdavau. Tai labai smagu susipažinti ir aš per 3 metus, man atrodo, labai daug sužinojau tiek apie šokius, tiek apie muziką, apie tradicijas, nes turim ne tik pasišokimą, ne tik padainavimą, bet tam tikrom progom mes turim ir žaidimų, tradicijų. Tai labai smagu matyti, kad tai vyksta, mes tai puoselėjam ir kad tai nėra tik tai linksma vakaronė, bet dar ir tu atėjęs gali daug ką sužinoti. Labai yra smagus dalykas, bent jau man. Aš kai dirbu ar ne per renginį, aš vis save pastebiu, kad judu į ritmą. Dabar jau po 3 metų aš žinau visus beveik kūrinius, kurie yra grojami, tai nori, nenori, tai labai tave įtraukia. Tau gali nepatikti, bet paneigti to, kad tai labai užveda ir kad tu negali tam atsispirti, būtų labai sudėtinga. Tai sakyčiau, kad tikrai patraukia mane į tą pusę ir dabar netgi ten jeigu būna kažkoks kitur koncertas ar nesustoji ir paklausai, o čia taip groja tokie instrumentai, tokie kūriniai, tai jo sakyčiau, kad tikrai patraukia į tą pusę. Na čia iš tikrųjų toks visas reiškinys, kadangi populiarėja šokiai ir daug vyresnių žmonių, vyresnio amžiaus žmonių, jie yra jaunystėje šokę, bet galbūt jie ilgai nešoko ir dabar nedrįsta, ateina pradžioj pažiūrėti, vėliau šokti, atsiveda savo dar kitų draugų, su kuriais jam būtų smagu šokti ir paskui pradeda šokti ir vėl iš naujo pradeda ir tai labai smagu ir jaunimas iš jų mokosi tam tikros ir bendravimo kultūros, labai džiaugiuosi, kad taip yra ir kartu
vienam renginiui šoka ir jaunimas, ir vyresni. Būna dažnai, kad netelpa mūsų salėje, tai aišku, sutelpam, tenka susiglausti meiliau ir sutelpam, bet tikrai šokėjų prisirenka ir Kaune tai yra populiaru. Ir jungiasi ir jaunimas susidomi ir pradeda šokti, atsiveda savo draugus. Ir vyresnio amžiaus žmonės, kurie dar prisimena šią šokio tradiciją iš seniau. Tai labai gražus kartų bendradarbiavimas iš tikrųjų Kaune vyksta, tai labai to džiaugiuosi. Kaip visada, į šokius kviečiami visi. Mokantis ir nemokantis šokti, su pora ir be poros, na, o tie, kas dar niekada nešoko, turėjo progą išmokti, mat vakaro pradžioje buvo mokoma lietuvių tradicinių šokių pagrindų. Na, o kad žiūrovai pasijaustų vakaronės dalyviais, kaip ir Kalniečių parke, taip ir Zamenhofo gatvėje, visi šokantys šokti kvietė nešokančius. Kaune pas mus yra tikrai tokia kaip ir tradicija, kad tie, kurie šoka, jie rūpinasi, jie tarsi jaučiasi truputėlį atsakingi, kad visiems būtų smagu. Čia iš tikrųjų yra tokia kaip ir bendruomenė ir jeigu mato, kad kažkas žiūri, stebi ir galbūt nedrįsta patys savo iniciatyvą išeiti šokti, tai ir pakviečia, ir įtraukia, ir šoka. O parke tai tikrai daug tokių žmonių, kurie atsitiktinai eina, pamato, jie gal būna tam nepasiruošę šokti jau dabar, tai jam padeda tiesiog. Ir šiaip labai gražu ir labai džiaugiuosi, kad mes Kaune turim tokį bendradarbiavimą. Na, aišku, niekur nerašyta, niekur galbūt oficialiai nenusakyta, bet štai Vinco Kudirkos viešoji biblioteka organizavo šokius vasarą. Tuo metu, kai dabar neseniai jie uždarė sezoną, atidarome mes Kauno miesto muziejuje ir šokam visus metus. Mane iš tikrųjų visada stebina, kad jau treti metai, kad mes sulaukiam vis daugiau ir daugiau žmonių. Ir įprastai šokiai vyksta salėj tuo šaltuoju metų laiku. Ir dažniausiai renkasi tie žmonės, kurie įprastai ateina į šokius. Bet kai vyksta šokiai gatvėje, tai mes pastebim, kad labai daug prisijungia žmonių, kurie pirmą kartą sužino apie tokį renginį, kai kurie net pirmą kartą sužino apie patį muziejų, kad čia senamiesty šitoj gatvėje yra tautinės muzikos muziejus. Tai iš tikrųjų labai smagu, kad vis daugiau žmonių mes per šį renginį pritraukiam į patį muziejų ir į muziejaus renginius. Į muziejuje rengiamas vakaronės, taip pat ir į šią, suvažiuoja šokėjai ir muzikantai ne tik iš Kauno, bet ir iš kitų Lietuvos vietovių. Taip atvažiuoja, žinoma, ir gana dažnai turim svečių iš Vilniaus. Šiandien turėsim svečių iš Griškabūdžio. Tai muzikantai Šakių kultūros centro Griškabūdžio laisvalaikio salės ansamblis Nova. Na, o šokėjai tikrai dažnai būna ir iš Kaišiadorių, ir iš Vilniaus, ir aš net visų ir iš tikrųjų nežinau, bet tikrai dažnai būna ir iš kitų vietovių. Turim tokius savo talkininkus pagrindinius, tai ansamblis Kauno Bandonija. Tai yra muzikantas Albinas Vaškevičius, kuris talkininkauja muziejuje nuo 1983 metų turbūt. Mes labai dėkingi ir labai džiaugiamės. Ir norim dar paminėti, kad Albinui neseniai sukako 70 metų, tai būtinai pasveikinsim. Sveikatos metų linkime, sveikatos metų, sveikatos. Šiemet sueina 50 metų, kai groju. Ir groju pagrindė tik šokiams. Ne scenai, bet tenka, aišku, ir scenai kai kada, bet labai to nemėgstu. O vakaronėse mėgstat? Vakaronėse mėgstu. Ir visiems muzikantam, kiek pastebėjau, vakaronėse žymiai smagiau groti negu kad scenoje. Scenoje jaučiasi visi sukaustyti. Tu jauti šokėjus. Čia yra, kaip pasakyti, toks dialogas vyksta šokyje tarp muzikantų ir šokėjų. O scenoje tai yra monologas.
Šokančioje Zamenhofo gatvėje savo muziką linksmino folkloro ansambliai Nova iš Griškabūdžio, Piliarožė iš Rudondvario, Serbentėlė iš Domeikavos, Griežlė iš Vandžiaugalos, Kauno Bandonija ansambliai Medetka ir Spricauka bei pavieniai muzikantai, vienas iš kurių Albinas Vaškevičius. Per 5 dešimtmečius Albinas sugrojo nesuskaičiuojamą daugybę šokių ir papasakoti apie juos gali labai daug. Maždaug kažkur prieš 50 metų pradėjau taip grot, truputį sulėtint ar pagreityt. Tai seni muzikantai sakydavo, kaip taip negalima daryti. Reikia grot vienu tempu ir viskas. Bet kai groji, aš stebiu šokėjus. Dauguma būna, kad nemoka tų šokių šokti. Tai aš stebiu, groju mažesniu tempu. Ir matau, jeigu jie dar dairosi, kaip šokti, reiškia, jie dar nemoka. Kai jau nustoja dairytis, reiškia, jau jie tas šokį išmoko, tada galima didinti tempą. Padidini tempą ir tada galima tokį tiesiog į azartą įvaryti juos. O paskui, aišku, kai kitą kartą ilgai groju šokį, šiaip būna šokius scenoje groja 3 minutės, 2-3 minutės. Aš groju 5, 6, 10 minučių. Vieną šokį? Taip, vieną šokį. Ir tada, kai ilgai groji, tada pradedi ir lėtinti, ir greitinti. Yra šokį tokį našliuką. Tai irgi būna sulėtini iki pačio lėčiausio tempo. Ir visi laukia, kada sustosi, nes ten sustojus, jeigu turi porą, tai turi, jeigu neturi, lieki našliuku, eini į vidurį ratelio. Tai vat būna toks patampimas už jausmų. Ar pasiseks, ar sustos muzika, ar nesustos, ar turėsiu porą, ar neturėsiu poros. Daugiausiai mėgstu tokius šokius grot, kurie nėra tokie grinai, kur suskirstyta porom ir ta pora nesikeičia šokį. Aš mėgstu tokius šokius, kurie keičiasi poros, nes keičiantis porom, tada šokėjai tarpusavį bendrauja. Ir tada tas šokis gaunasi jiems malonesnis ir toks azartiškesnis gaunasi. Albinas Vaškevičius pastebi, kad vis dažniau į mūsų vakarones atkeliauja kitų tautų šokiai. Neretai tų šokių elementai anot jo įpinami į lietuviškus tradicinius šokius. Išvažiuoja į užsienį, pramoksta ten tų šokių, balfolkio ar ten dar kitokių ir pradeda į mūsų tuos šokius įpinti ne mūsų, ne lietuviškų elementų. Kaip ir šokant Grandskverą, nors Grandskveras nėra lietuviškas šokis, bet jame įpina tas prisėduškas, rusiškas. Na, aš tai visą laiką pykstasi su šokėjais ir juos visada pakritikuoju, sakau, čia jūs šokat rusiškai. Na, mes neturim kitų tautų, ar tai rusų, ar tai kitų tautų šokių daryti mišrainės. Mes turim išlaikyti savo šokius. Mes jų be galo daug turim. Yra daug šokių atėjusių, taip, daug atėjusių, bet jie atėję labai seniai. Ir kaip su choreografais teko pasišnekėti, jie sako, kad tie šokiai, jie pas mus šokami jau kitaip. Kitaip pagal mūsų tokį mentalitetą, gal pagal mūsų papročius, kokie būdavo šokiai, jie sulietuviškėjo tas šokio elementai ir pati muzika jau truputį kitokia yra, pasikeičia. Tai jie yra, kaip pasakyti, sulietuvinti, galima taip sakyti, tie šokiai. Bet juos reiktų šokti ir tuos senuosius lietuviškus šokius šokti, bet nereiktų stengtis tų dabartinių iš kitų tautų šokių vėl nešti į mūsų tautą. Mes turim išlaikyti savo papročius, savus šokius, kad mes būtum įdomus kitiems. O
ir patys savo. Prieš beveik 20 mečius prasidėjęs ir nuolat augantis tradicinių šokių judėjimas Lietuvoje saugo ir populiarina lietuvių šokio tradiciją, ugdo platesnį požiūrį į liaudies kultūrą ir tradicinę muziką. Juk kiekvienam iš mūsų svarbu pažinti savo kultūrą, ją puoselėti ir perduoti iš kartos į kartą. Daugelis žmonių yra susidarę tam tikrą įspūdį ir nuostatas, kas tai yra, kaip tai turi atrodyti ir turbūt daugelis net nėra sudalyvavę ar ne tokiam ar panašiam renginy ir jeigu jų paklausi, kaip jie įsivaizduoja, tai jie taip ir įsivaizduoja, kad senoviška, pasenę, neįdomu, nelinksma, nesmagu ir aš manau, kad taip kalba žmonės, kurie nebuvę ar ne yra tokiuose renginiuose. Tai iš tikrųjų labai norėčiau pakviesti ir paraginti ateiti, nebūtinai šokti, nebūtinai mokėti šokti. Galite ateiti tiesiog pasižiūrėti, pabendrauti, nes tikrai yra daug žmonių, kurie atvyksta, papasakoja apie instrumentus, apie muziką ir tu daug sužinai ir manau, kad tai labai pakeičia tavo visą požiūrį. Tai žmonės, manau, kad labai nuvertina tai, yra pamiršę, bet mes su šituo renginiu ir siekiam atgaivinti, prikelti ir įtraukti kuo daugiau, man atrodo, jaunimo, nes jeigu jaunimas neįsitrauks dabar, tai mes turėsim labai didžiulį tarpą ir kažin ar tą tarpą galės kažkas užpildyti taip, kaip mes norim. Tai jeigu dabar tai po truputėlį nyksta, jeigu mes nieko nedarysim, nepopuliarinsim to, nekviesim, nerengsim renginių tokių ar ne, kaip dabar vyksta, tai man atrodo, kad mes vis mažiau ir mažiau turėsim tų tradicijų, tų dainų, tos muzikos. Tai manau, kad labai svarbu yra tai prisiminti ir puoselėti.